Sveiki, jūs žiūrite laidą Karas ir taika. Su mumis studijoje šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Vytautas Sinicas. Sveiki. Labadiena. Amerika svarsto, senato lygių dabar svarsto sankcijas griežtas, galvokime sankcijas Rusijai, kurioms lyg ir pritarė prezidentas Donaldas Trumpas. Europa netaip seniai, visai neseniai įvedė 21 sankcijų paketą Rusijai. Visos tos sankcijos galbūt kažką pakeis į gerą, galbūt padarys pagaliau tą poveikį, kurio mes laukiame, bet turint omenyje, kad Europos sankcijų paketas jau yra 21, tai skamba net šiek tiek juokingai. Įsivaizduokime futbolo rungtynės, kur yra lygiosios švieslentėje, bet viena iš komandų jau 21 kartą mušė 11 metrų baudinį ir sako, kad baudiniai daro įtaką. Tai šiuo atveju, kaip mes turėtume vertinti šitą sankcijų tolesnę politiką, gal pagaliau įvyks kažkoks proveržis, galbūt tas Amerikos dabartinis sankcijų vajus galės kartu su europinėmis sankcijomis, to puikiuoju 21 paketu, pagaliau nuveikti tai, ko laukiama iš Rusijos, priversti ją sutikti su taikos sąlygomis, kurios būtų priimtinos Ukrainai. Kai tikimės, kad sankcijos nulems karo eigą, tai aš irgi turiu daug skepsio ir čia kyla tų šypsenų. Bet jeigu mes adekvačiai vertinam, ko iš jų tikimės, jeigu mes laikom, kad tai yra pagalbinė priemonė ir tai, kas vyksta fronte ir tai, kas vyksta iš vakarų, kokia pagalba ateina Ukrainai, ne kliūtis Rusijai, bet pagalba Ukrainai, aš manau, tai yra daug svarbiau. Tai jeigu tokiam kontekste tu žiūri į sankcijas kaip į pagalbinę priemonę, tai jos turi prasme ir gerai, kad jos yra. Reikia tas 21 kartas, kai ES sankcijas vis atnaujina, aišku, kelia šypseną, taip iš dalies yra todėl, kad jos yra ES apsisprendusi naujinti mažais laiko intervalais, ten vis kažką pridedant. Kyla natūraliai klausimas, kodėl nebuvo galima drąsiau ir plačiau iš karto to daryti, bet mes matėm turbūt kažkuria prasme tie sankcijų paketai Europoje atspindi ir mąstymo labai lėtą tokį inkrementišką judėjimą, kaip mes tai ne, mes 20 metų turbūt sakėm, kad Rusija yra grėsmė, bet kaip mūsų kaimynai, pradedant vokiečiais ir kiti vakaruose, po truputį prisileidžia mintį, kad gal čia nėra mūsų partneris ta Rusija, kad gal negali būti su jie gerų pragmatinių santykių ir kad gal visgi teks vis kažkokius ryšius nutraukti. Reikia turėti galvoje, tie sankcijų paketai tai nėra tik tai, kad abstrakčiai valstybė su valstybė. Labai konkretus oligarchai, verslininkai, politikai, žmonės, su kuriais koks ir Šrioderis ir kiti įtakingi vakaruose turėjo gerus asmeninius santykius, dabar yra sankcionuojami. Daugam vakaruose asmeniškai skauda tos sankcijos. Ir jie todėl, aš manau, iš dalies todėl taip sunkiai prie jų eina. Bet aš tikiu, jeigu taip bendrai atsakant į paties pirmą klausimą, tai aš tikiu, kad naudos tai duoda ir ypatingai konkrečiose srityse. Ne bendrai prismaudžiant Rusijos ekonomiką, bet tam tikrose skausmingose sektoriuose su aukštos technologinės reikšmės detalėm, kurių yra sudėtinga po to gauti Rusijai ir panašiai, tai yra tikrai duoda naudos. Jau ilgą laiką emigracijoje gyvenantis rusų verslininkas, oligarchas, galima sakyti, toks Čičvarkinas, gana dažnai YouTube kanaluose komentuojantis politiką ir jau seniai kritikuojantis Putiną, agresyviai tai darantis ir nuoširdžiai reikia manyti. Jis sako, kad sankcijos yra abejotinos vertės todėl, kad tai, kas iš tikrųjų Rusijai smarkiai pakenktų, yra nedaroma. Tai yra Rusijai vis dar leidžiama prekiauti naftą, leidžiama pardavinėti dujas, trąšas ir panašiai. Bet kariaujama ten, kur iš tikrųjų tas poveikis yra menkas. Iš Putinui likusių ištikimų oligarchų yra ten atiminėjamas kokios nors jachtos, atiminėjamas koks nors nekilnojamasis turtas. Bet tai neveikia, kaip sako Čičvarkinas, pačios Rusijos, paties Putino. Juolab neveikia tai, kad dėl sankcijų šiek tiek blogiau gyvens Rusijos žmonės, nes Putinui nusispjauti tai, kaip jie ten gyvena, jie tikrai nepradės maištauti dėl to, kad jų gyvenimo lygis truputį pablogėjo, jie greičiau vakarus kaltins, klausydamiesi Rusijos propagandos ir žiūrėdami televiziją. Tai Čičvarkinas sako, jūs turėtumėt kaip tik tuos rusus, kurie norėtų emigruoti, kurių galvos pakankamai šviesios, jie supranta, kad toje valstybėje jie neturi perspektyvų, o galėtų prisidėti prie tos šalies, į kurią atvyksta ekonominės pažangos. Sako, tai jiems atverkit duris, jiems supaprastinkit atvykimą į Europą, dabar jūs sieną nuo jų atsitvėrėt, sako Čičvarkinas. Čia galima ginčytis su jo tą poziciją, bet sako, čia kaip tik galima liberaliau žiūrėti. Bet ten, kur yra sankcijos Rusijos strateginiam sektoriam,
ekonomikos, ten, sako, jų beveik nėra. Kodėl, sako, Rusijai toliau leidžiama prekiauti nafta, kodėl toliau Graikija sustabdo 21 paketo vieno ten esminių reikalavimų ir užsidara savo palankės sąlygas, toliau pirkdama suskystintas dujas iš Rusijos didžiuliais kiekiais, kodėl kokiam nors Rusijos oligarchui Andrėjui Melničenkai leidžiama prekiauti trąšomis. Puikus verslas, bet iš Melničenkos, kaip sako Čičvarkinas, užtat vakarai atėmė jo jachtą labai gražią, sakė, fantastiškai graži jachta, iš Melničenkos ją atėmė. Ar tai pakeitė Putino politiką? Ne. O štai sako, jeigu trąšomis neleistų tokiems kaip Melničenka prekiauti, plus nafta dujos, štai tada jau būtų realus poveikis Rusijos ekonomikai ir jos galimybei toliau kariauti karą su Ukraina. Ar sutiktumėt su esminė Čičvarkino argumentacija? Su dalim sutinku, su dalim ne. Visiškai sutinku, kad pačios efektyviausios ir tikslingiausios sankcijos yra prieš dujų ir naftos eksportą iš Rusijos. Tuo gyvena iš esmės Rusijos biudžetas ir visas valstybės aparatas. Ir šitoj vietoje sankcijos nuo pat pradžių turėjo būti daug griežtesnės ir iki šiol nėra pakankamai griežtos. Ir aišku, Europoje tai konkrečios šalis, kaip pat paminėjot, Graikija išsidera išimtis todėl, kad turi ypatingą priklausomybę. Tai yra ilgamečių klaidų, kai nebuvo rūpinamasi savo energetinę nepriklausomybę pasiekmė, kur dabar ta pati Vengrija čia tiek linksniuoti atsidūrė ir kelios kitos vidurio Europos šalis. Bet sąlyginai tai yra maža problema, nes tokia Graikija arba tokia Vengrija daug pinigų nesuneša į Rusijos biudžetą. Aš dabar dedu viltis visai nemažas į tą vis dėlto JAV senate svarstomą, čia kai mes kalbam sankcijų paketą, Lindsey Grahamo, jeigu taip galima vadinti, virš metų jis buvo marinuojamas dėl Trumpo kalties, nes Trumpas faktiškai vis davė suprasti, kad jisai jo nelaimintų. Dabar žiauru, bet kai Grahamas numirė, tai jau kaip ir sako, kad laimins ir nors ten demokratai skeptiškai žiūri, kad tai suteiks įvedinėjant muitus daug daugiau galių prezidentui Trumpui, vis dėlto turbūt ten to palaikymo užteks ir turėtų tos sankcijos būti priimtos. Tos sankcijos kaip tik būtent dėl dujų naftos labai išplės. Vis tiek visiškai, bus labai įdomu stebėti. Šiandien Rusija daugiausia eksportuoja dujas naftą ir išsilaiko dar kažkiek toje srityje jų biudžeto surinkimas į Azijos šalis, ar ne? Kinija pirmiausia, gelbėtoja čia yra, bet ne tik. Tas sankcijų paketas leistų šitas šalis, trečiojo pasaulio šalis, jeigu taip dar galima vadinti, sankcionuoti už tai, kad jos perka iš Rusijos. Ir va tada labai įdomu, kokia ta dinamika gautųsi. Ar jos nustotų pirkti? Kai Indijai buvo įvesti Trumpo muitai dėl to, kad jį perka iš Rusijos, Indija labai greitai nustojo. Tai matom, kad tai gali veikti. Ir be abejo, prieš tą šešėlinį laivyną irgi plečiamos sankcijos, sakyčiau, gana efektyviai ir tai irgi galėtų padėti. O ta dalis, kur nesutinku su jūsų cituotu Rusijos verslininku, tai dėl rusų, kurie norėtų palikti Rusiją šiandien ir kad galbūt tai silpnintų Rusiją ir padėtų mums čia vakaruose, kad jie išvažiuotų. Aš vis dėlto manau, kad po to, kai prasidėjo invazija, prasidėjo visa cenzūra, visas perspėjimo mechanizmas, kuris tik stiprėja Rusijoje ir ypatingai po to, kai prasidėjo mobilizacija Rusijoje, šiandien yra labai sunku jau atskirti tas motivacijas, kas vis dėlto veja žmogų iš ten. Jo asmeninė baimė susilaukti mobilizacijos arba jo šeimai to sulaukti, ar sumažėjusi gerovė, ar dar kažkas. Tie, kas buvo kritiški iš tikrųjų Putino režimui ir Putino ekspansiniai politikai, tikrai turėjo visas galimybės palikti šalį iki 22 metų. Tai aš dabar tokios abejonės turiu, ar čia tikrai reikėtų atsiverinėti žmonėms, kurie tapo ypatingai kritiški dabar. Kad ir kaip vertintume Rusijos visuomenę, o gerų vertinimų turbūt sunkiai rastume, bet mūsų akimis gerų. Bet vis dėlto reikia pripažinti, kad Rusijoje, kaip ir kitose valstybėse, daugeliu žmonių, dažnai netgi daugumai žmonių, pagrindinis motyvas kažką daryti arba kažko nedaryti yra ekonominis motyvas. Ir taip ir jau yra, tai yra natūralus dalykas reikalauti iš kiekvieno žmogaus, kad pirmoje vietoje jam būtų politiniai, pilietiniai motyvai kažką spręsti ir kažką veikti, turbūt būtų per sudėtinga. Juolab tokioje šalyje kaip Rusija, ten apskritai nėra politinės kultūros tradicijų dėl jos praeities, dėl sovietmečių ir net ne tik sovietmečių, ir carizmo laikai, ten švelniai tariant buvo tokia pusiau laukinė visuomenė. Didžioji dalis visuomenės ir tokia jį liko. Gal net sovietai šiek tiek ją apšvietė, vis tiek sovietai buvo apšvietos produktas, kad ir kaip tai skambėtų paradoksaliai. Bet šiaip ar taip, iš jų tikėtis, iš tų žmonių, kad jie negalvos apie savo pinigus, apie savo turtą ir apie tai, kas viso to laukia, kai jie migruos į vakarus, gal jie neturi jokios atramos, neturi vizijos, tiesiog kaip jie ten susitvarkys savo gyvenimus, turbūt būtų naivu šiek tiek. Bet, pavyzdžiui, jie gali kartu nekęsti Putino ir galvoti, kad tik greičiau nudvėstų ir jis ir visas jo režimas. Gali tai būti ir matyti nemažai tokių žmonių yra. Aš galiu net pavyzdį pateikti žmogaus, kuris mano žiniomis neišvyko
22 metais iš Rusijos, nors tai labai principinga ir protinga Putino režimo kritika Lilija Ševcova. Galbūt teko ją girdėti, skaityti, na tai tikrai žmogus, kurio niekaip neįtarsi simpatijomis režimui, na ji, mano žiniomis, kaip tik 22 metais liko Rusijoje, gal net grįžo į Rusiją, kokie galėjo būti sumetimai, aš to nežinau, bet na, ne visi tie, kurie ten dabar yra, galbūt yra savo noro visomis to žodžio prasmėmis. Ir galbūt jie tikrai yra žmonės, kurie prisidėtų prie Europos valstybių gerovės, kurie atvyktų gyventų ir neprisidėtų prie tų baisių dalykų, prie kurių dažnai prisideda kitos migrantų bangos iš kitų valstybių, iš tų, kurios neša tą mūsų žinomą taikos religiją. Vis dėlto Rusija... Islamą. Taip, kalbant ypač apie labiau išprūsusius didžiųjų miestų gyventojus, vis dėlto yra ta šalis, iš kurios galbūt ta migracija nebūtų Europai, sakau, mums tai Europai tokia baisi ir nepriimtina. Aš jokių būdų nesakau, kad visi ten yra imperialistai, šovinistai ir taip toliau. Aš tik sakau, kad atranka būtų labai sudėtinga ir pareikalaujanti labai daug pirmiausia darbo iš mūsų tarnybų, vertinant kiekvieną tą žmogų. Geras kampas tas apie tai, kokie motyvai veda Rusijos visuomenę kilti prieš savo carą dabartinį ar nesutilti. Ir iš tikrųjų pastaruoju metu mes matom tas, man regis, labai protingai nukreiptas Ukrainos atakas, kurios pasiekė šalies gelmę, sudaužė berods 8 iš 10 didžiausių naftos perdirbimo gamyklų šalyje ir tas pasijautė jau tada visiems, ir apatiniams, ir viršutiniams visuomenės sluoksniams, tas degalų trūkumas, per jį įvairiausių prekių trūkumas. Ir tai didina tam tikrą įtampą visuomenėje, aš manau, kad ir oligarchiškose sluoksniuose, ir žemiausiuose sluoksniuose. Aš nemanau, kad tai gali paskatinti Putiną nutraukti karą. Priešingai, aš manau, kad autoritarų dažniausiai logika yra, kad bet koks pralaimėjimas gali grėsti tavo visam režimui ir tada asmeniškai tau pačiam. Ir kad Putinas kaip tik stumsis į tokį kampą ir eskaluos šitą situaciją. Čia dabar Zelenskis sako, kad jam žvalgyba praneša, kad yra labai realu mobilizacija Rusijoje po rinkimų. Tai kad šitas dalykas tikėtinas ir kad aukštatymai... O kaip jums atrodo, beje, aš norėjau klausti apie mobilizaciją, kiek jūsų akimis realu, kad rudenį, kaip dabar prognozuojama, rusai gali mobilizuoti apie 500 000 karių? Aš neįsivaizduoju dėl skaičiaus, bet iš principo aš manau, kad tai, kas dabar vyksta Rusijoje, tie tikrai skaudus smūgiai gilumoje ir su to pačiu Krymu, kuris baigė atsikirsti infrastruktūriškai, aš manau, kad Putino reakcija į tai bus eskalacija. Kad jis stiprins karą Ukrainoje, kad tikrai nesės su kažkokiom nuolaidom prie derybų stalo, manys, kad jis negali sau leisti dabar tokio pralaimėjimo ir kad jis dar turi kažkokių resursų, ko paimti. Šiaip geras klausimas, ką jis dar gali paimti. Mobilizacija, aišku, būtų skausminga, bet milžiniška šalis, milžiniška populiacija ir tu tikrai ten dar gali rasti tų visuomenės grupių, kurios galbūt būtų nelabai skausmingos. Bet mobilizacija keltų didelį pasipiktinimą toj visuomenė, kurio Putinas nelabai norėtų. O kaip sako mano jau cituotas Čičvarkinas verslininkas, nereikia jam dar tos mobilizacijos, jis dar turi pinigų tam, kad samdytų, samdinius siūstų į karą. Tai gal to ir nebus. Dėl ko aš tikras, kad jis rinksis eskaluoti, o ne nusileisti ir sės prie derybų stalo. Dėl to aš tikras, o kaip jis tą darys, čia klausimas. Bet vat jūs minit pinigus, aš kaip tik pastaruoju metu skaitau, kad jau nusitaikinėja režimas į tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, Rusijos piliečių santaupos bankuose. Ir Putinas ir kiti aplink jį sako, žiūrėkit, kiek daug pinigų tik turtina bankus vietoj to, kad mes juos įveiklintume karui, specialiai operacijai. Labai išaudė tai, kiek yra paimama pinigų iš bendrovių, ar ne, iš jų pelno pradėjo berods Gazpromas pradėjo veikti į minusą ir taip toliau, nes biudžetui reikalavimo vis daugiau pinigų iš jų. Kitaip sakant, vis ieško tų naujų, iš kur paimti lėšų ir tas sąrašas baiginėjas ir tos priemonės, iš kur įsima lėšas, tampa vis radikalesnės ir irgi keliančios įtampas. Nėra taip, kad Rusijos lėšos begalinės. Ir čia aš nedrįsiu sakyti, kad čia sankcijos nulėmė, čia įvairiausių veiksnių visumą nulėmė, bet jeigu pirmais karo metais tikrai buvo daug visuomenės grupių, kurios net turtėjo nuo karo, ar ne, visi, kas įsidarbino augančiai karo pramoniai, kas regionuose skurstantys žmonės, kurie gavo kontraktus eidami kariauti į frontą, arba jų šeimos kažką iš to gavo. Visos šitos grupės kažką išlošė iš pradžių, jeigu taip ciniškai galim sakyti, dabar tų išlošiančių vis mažėja. Tai aš nemanau, kad pinigai yra tas resursas, kur Putinas gali sau leisti, sakykime, kitus dalykus kompensuoti pinigais. Iš tikrųjų sudėtinga tampa Rusijai kariauti. Aš to nenoriu pasakyti, kad Ukrainai irgi be galo sudėtinga, mobilizacija yra be galo, kaip verbavimas karių yra labai sunkus, juos gaudo gatvėse, tai kelia įtampą ir visa kita. Be abejo, niekam nėra lengva. Bet jeigu buvo, tarkim, prieš metus, nežinau, ar sutiksi, toks jausmas, kad Ukraina yra daug sunkiau negu Rusijai, šiandien yra jausmas, kad ir Rusija ekonomiškai, demografiškai visai irgi yra labai sunku.
Rusijai bus vis sunkiau, nes ką padarė Putinas pirmais karo Ukrainoje metais, plataus masto karo, jis perkelė, galima sakyti, savo valstybę ant tų karo ekonomikos bėgių ir 23-24, na, rezultatas netgi buvo teigiamas, ekonominis rezultatas ir daug kas įsivaizdavo, kad čia viskas gerai, dėl to iš dalies visuomenė nepajuto tų neigiamų padarinių, bet tie karo bėgiai, vadinami, jie duoda efektą kurį laiką. O vėliau jie tampa didžiulė problema, nes labai sunku nuo tų bėgių nulipti, nesugriovus visko galutinai, bet lygiai taip pat sunku jais toliau važiuoti, nebloginant visą laiką tos socialinės ekonominės padėties. Ir dabar jau atsiranda ta aklavietė, nes abu sprendimai bus blogi, nušokimas nuo tų bėgių daug kainuos, o likti ant jų šoko gal bus mažiau, bet kainuoti galiausiai ilgainiui irgi gali labai daug. Na, kaip jie ten spręs, neaišku, bet jeigu kalbam apie tą artimesnę perspektyvą, ateinančios žiemos, ateinančius metus, tai čia Rusija turi potencialą ir tas potencialas grinai dėl jos dydžio yra didesnis negu Ukrainos. Ir štai čia slypi pavojus, nes iš tikrųjų Ukrainai bus sunku įveikti ir ateinančią žiemą Rusijai toliau naikinant energetikos infrastruktūrą, ką ir jūs minėjote, sunku Ukrainai ir su mobilizacija, tuo metu Rusijos dar potencialo lieka. Ir štai čia kyla klausimas. Jūs sakot, kad galbūt geriau būtų akcentą dėti vakarams labiau padedant Ukrainai, o ne sankcionuojant ekonomiškai Rusiją, kai vis tiek tos sankcijos anksčiau ir vėliau dažnai apeinamos būna. Bet ar turi vakarai iš ko Ukrainai duoti daugiau, tiek kiek pati Ukraina prašo, dabar paprašė Zelenskis Trumpo 300 Patriot raketų, na, tiek kiek žiniasklaidoje apie tai buvo rašoma, tai gaus, neaišku, iš Amerikos apskritai nemokamai nieko nebegauna. Europa turi savo ribas. Bet to turi pati ginkluotis, pati amunicijos atsargas didinti, nes, na, ką gali žinoti. Tai kokios tos perspektyvos Ukrainos jūsų akimis? Dabar galvoju, nuo ko pradėti. Pirmiausia, tai tikrai manau, kad artimiausi metai bus labai sunkus, karas tęsis ir vėlgi, kaip sakau, manau, kad Rusija eskaluos ir niekas šiandien nusileis. Ukrainai labai padėjo jos technologinis pranašumas, labai keistai skambės, bet iš esmės Ukrainos toks santykinis abejingumas skaidrumui, procedūroms, kovai su korupcija padėjo būti labai greitiems inovacijose, nes ką jie dabar pastaruoju metu darė, tai tiesiog, na taip grubiai pasakysiu, pašėrė pinigais į įvairias sritis, įvairioms įmonėms, bet tada žiūri, kurios atsiperka ir joms padeda ir labai greitai vyksta tie ypatingai, aišku, dronų srity technologinė pažanga, kurią dabar jau ir JAV Trumpas pripažįsta, kad gauna pagalbą iš Ukrainos. Kare Irane gauna pagalbos iš Ukrainos, tai Ukraina tampa svarbiu žaidėju ir tas technologinis pranašumas čia labai padeda, kaip čia asimetriškai padeda. Tu su mažai lėšų gali labai daug ką nuveikti palyginus. Ką sakot apie pagalbą iš vakarų, na tai akivaizdu, dabar tas modelis, kai Europa moka, 90 milijardų fondas, Europa moka už tai, ką Amerika parduoda, kad keliautų į Ukrainą, jis veikia, aš manau, kad tai yra geras modelis. Turbūt visus susijusius žaidėjus tenkinantis. Europai reikia suprasti tai, ką mes turbūt visi čia suprantam. Daug geriau šiandien tai, ką pagaminam, yra siūsti į Ukrainą. Daug geriau yra šiandien lėšas, kurias skirtume gynybai siūsti į Ukrainą. Nes Ukrainoje vyksta karas už mus, bet be mūsų, tai pavadinkim, ar ne? Ne mūsų žmonės miršta. Tai yra labai baisu, ciniška, bet tai yra mūsų saugumo. Šiandien didžiausias garantas yra Ukraina, kuri, pastebėkim, jeigu jį apskritai išliks, tikėkim, kad išliks, jį auga kaip tam tikra galia. Kai kuriuos kaimynus tai gąsdina. Dabar dėl Patriot raketų, na, jeigu Zelenskis prašo 300, naujausiai, ką teko skaityti Foreign Policy, pavyzdžiui, žurnale, nežinau, ar ten tikslų skaičiai, kad apie 700-800 apskritai dabar jau turi JAV savo atsargoje po pirmųjų mėnesių karo Irane. Ir, na, tikrai tai yra ribotas resursas ir turbūt negali pusė jo dabar atiduoti Ukrainai. Bet JAV irgi atėjo Heksetas į Senatą, paprašė lėšų, į atstovų rūmus turbūt atsiprašau, paprašė lėšų keliasdešimt milijardų tam, kad galėtų paleisti, pavadinkim, karo mašiną ar ne, didesnės gamybos apimtis. Aš tikiu, kad tie sprendimai bus ir aš tikiu, kad JAV ekonomika yra pakankamai pajėgi įsukti. Ar tikrai? Mes tą kalbėjom 22 metais. Na, tuoj čia įsibėgės, jau Europa įsibėgės, o jau kad Amerika įsibėgės ir po poros metų jau viską pagamins, ko reikia. O jeigu ne po 2 metų, tai po 3 metų, tai jau čia faktas, nes amerikiečiai tai jau viską padarys, galia didžiulė, galimybės didžiulė. Praėjo beveik 4,5 metų ir matom ten deficito problemą. Iki šiol to nedaro. Aš sakyčiau, iki šiol to nedarė, gal, čia dabar spekuliuoju be abejo, bet dėl Ukrainos arba dėl tos pačios Kinijos, kuri yra tarsi amžina grėsmė, bet ten neinanti į atvirus konfliktus ar nemėgstanti žaisti labai ilgalaikį žaidimą.
nebuvo motivacijos tą daryti. Net ir Trumpui, kuris yra taip turbūt sąlyginai pramonės atstovas, lyginant su demokratais, kažkokios didelės motivacijos nebuvo. Dabar, kai pats įsivėlė į karą Irane ir kai JAF yra ta, kuriai pačiai reikia visos tos ginkluotės, man atrodo, motivacija yra visai kita ir dabar bus dedamos visos pastangos. Aš visiškai nesistebiu, kad Europai nepavyko greitai įjungti kažkokios tai naujos padalos karo pramonėje. Paprasta priežastis, pas mus yra tiek biurokratijos, tiek ribojimų, yra tiek iš principo nesuderinama, pavyzdžiui, konkurencinga gamyba tankų ir visų kitų priemonių su mūsų žaliaja politika ir jos reikalavimais, kad, iš esmės, ypatingai Vokietija turbūt geras pavyzdys, neįmanoma rasti tų atsakymų, arba bent jau greitai rasti, aš manau, ilgoje perspektyvoje Europa tiesiog privalės mažinti savo reguliavimus, ribojimus, žaliausios politikos reikalavimus tam, kad galėtų savo ką tik pasiskelbtus įsipareigojimus gynybos vystymui iš tikrųjų realizuoti. Kuo JAF yra pranaši, tiek dirbtinio intelekto vystyme, bet tiek ir apskritai pramoniai tų ribojimų yra daug mažiau. Ir ten atitinkamai tu gali daug greičiau pasukti laivą, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu apsisprendai daryti kažkokį pokytį, skirti lėšas ir skatinti, kas yra svarbiausia gynybos pramonės subjektams. Valstybės užsakymas. Kad labai aišku, kad tu gamini ne į stalčių, ne į lentynas, o kad tai bus reikalinga ir apmokėta. Tai jeigu JAF administracija duoda šitą žinią, aš manau, kad JAF nepalyginamai greičiau negu Europoje yra įmanoma tą pokytį sukurti. Ir to labai reikia mums visiems. Šitoje laidoje mes nekartą esam kalbėję su Šarūnu Liekiu ir jo tokia mintis skambėjo, kad apskritai tos valstybės, kuriuose valstybės vaidmuo ekonomikoje yra didesnis, kurios gali pasakyti, kuriai nors ryšiai pagaminat to ir to tiek ir tiek iki tada, jos yra efektyvesnės. Iš esmės Šarūno buvo pateiktas Singapūro pavyzdys, negu tos valstybės, kur, kaip sakote, Europoje yra nežmoniškai didelės biurokratinės procedūros, stabdžiai, trikdžiai, slenkščiai, skaidrumo, visi šitie dalykai, kur jau kartais peržengia sveiko proto ribas, jau net neperžengia, jau peršoka šviesmečiais. Tai gal čia reikėtų kažką koreguoti europiečiams, ne tik mažinant biurokratijos, bet ir valstybės ir verslo santykių šiek tiek keičiant. Čia daugiau pasaga, žinot, Europa turi daugiau biurokratijos, tarsi ir daugiau valstybės kišimosi, tai apsuntina. Jeigu tu eini dar toliau ir kaip minit Singapūrą, kitos autoritarinės šalis, iš esmės jos tada jau turi tokį vaidmenį procese, kad gali iš tikrųjų suefektyvinti tą procesą. Šiaip yra tokia bendra baisi taisyklė, kad kuo daugiau demokratijos, tuo mažiau efektyvumo ir atvirkščiai. Bet aš nesiūlyčiau eiti taip toli, kad mes, tarkim, mažinkim demokratijos tam, kad sprendimai būtų greičiau ir efektyviau priimami. Tai yra kaina, su kuria mums reikia gyventi. Demokratiniai sprendimai yra lėti, sudėtingi, tampamės, ten, tarkim, Putinas lengviau priima savo sprendimus, bet ne visada jie būna geriausi sprendimai. Lietuviški viešieji pirkimai, tai ta kaina, kurią verta toliau mokėti, kaip mes mokam dabar, ar vis dėlto reikia kažkokios reformos? Aš manau, ne. Aš manau, kad tiesą sakant, čia, aš ir tai kritikuoju Robertą Kauną, aš manau, kad jis viršė visus lūkesčius ir yra geras ministras, bet jo retorikoje labai dažnai yra būtent tokie įsipareigojimai mažinti biurokratiją viešuosiuose pirkimuose ir apskritai įsigijimuose. Bet ką jis darė šį pavasarį, jisai kaip tik pridėjo papildomų etapų viešųjų pirkimų ginkluotės įsigijimuose. Berods nuo 12 milijonų įsigijimai gavo papildomą tikrinimo dar vieną etapą. Nežinau kodėl. Nežinau. Tai yra man pakankamai keista, bet kol kas to tokio atpalaidavimo, aš suprantu, kad pas mus taikos sąlygomis, bent jau formuliai žiūrint, negali būti tokio atpalaidavimo šitų procesų, koks yra Ukrainoje ir taip ir neturi būti, bet ta linkme, kad reikia mažinti kontrolės ir greitinti procesus, nes tiesiog dabartiniai mechanizmai, dabartinės biurokratijos lygis įsigijimuose yra tiesiog per brangus laiko prasme, mes neturim prabangos tiek laiko priiminėti sprendimus, pavyzdžiui, dėl dronų, interceptorių, įvairiausių įsigijimų. Visiškai apleistas rytis, jeigu čia jau leidomės į tai, gynybinė siena, jeigu taip galima pavadinti. Estai tiesia tranšėjas, perka naujausias technologijas toj srity ir kasasi po žemę palei sieną su Rusija. Mes kaip ir irgi prie anos vyriausybės, turiu galvoje, kadenciją, buvom priėmę sprendimą kaip šalis, kad tą darysim, bet tuo klausimu nieko nevyksta. Lietuva nėra įsikasusi pasienį su Baltarusija. Laurinas Kasčiūnas sudėjo drakono dantis, gal daugiau niekur nereikia. Bet čia daugiau yra simbolika ir PR'as, aš manau. Ko iš tikrųjų realiai reikia, tai pasienyje būti įsikasus, kad kariai nebūtų, neduok dieve, karo atveju paviršyje ir tiesiog laisvi taikiniai. Tai tuo žingsniu, kol ta kryptim nieko nėra nueita. Žodžiu, yra daug dalykų, kuriuos kariuomenė turi daryti ir kuriuos daug lengviau darytų, jeigu supaprastintų procedūras. Ir mes kol kas labai atsargus, tai pavadinkim europietiškai, biurokratiškai atsargus. Kaip mūsų žiūrovai išgirdo, tai ką nuveikė Kasčiūnas, tai buvo viešieji ryšiai dėl drakono dantų. Mes turėsime progos paklausti ir jo paties, ir beje ministro Roberto Kauno, kuris svečiuosis mūsų studijoje po poros savaičių dėl tų visų biurokratinių naujų dalykų. O mes prieš laidos pabaigą gal dar pabandykime išgirsti
Vytauto nuomonę apie tai, ar apskritai vertėjo Amerikai lysti į Iraną ir dabar tiek sugadinti reikalų, pabloginti reikalus tiek Ukrainai dėl dėmesio tam karui, kuris vyksta Ukrainoje, tiek pabloginti reikalus, kalbant apie gynybos pramonės pajėgumus, užpildyti spragas atsiradusias dėl smūgių Iranui. Pats sunkiausias klausimas, vertas vedėjo. Kodėl? Todėl, kad lengva yra dabar atgal žiūrint, aišku, sakyti, kad nevertėjo, pasiekmes gavosi ten baisios ir tai, kaip su Hormūzo sąsiauriu atsitiko, tai jau tikrai atrodo, kad nesitikėjo tokių neigiamų pasiekmių, pradėdami nei Trumpas, nei jo aplinka, administracija, karo vadovai. Kodėl aš labai džiaugiausi, kai jis tą padarė iš pat pradžių? Prisiminkim, praėjusį pusmetį metus buvo labai daug diskusijų ir pareiškimų ir apskritai čia susijęs su bendrom antiamerikietiškom nuotaikom dabar Europoje ir Lietuvoje, kad Trumpas eina Monroe doktrina, tai yra dalinasi su Putinu pasaulį, atiduoda rytų pusrutulį Rusijai, Kinijai, o pats nori šeimininkauti Amerikose abiejose. Ką Venezueloje ta jo operacija tarsi ir patvirtino. Ir maždaug mes esame atiduoti. Europa atiduota. Ir tas sentimentas yra labai baisus ir neteisingas, aš manau. Ir jo žingsnis į Iraną, mažiausiai ką padarė, tai įrodė, kad taip nėra. Kad visgi išlieka JAV rūpestis ir dabartinės administracijos rūpestis dominavimu visame pasaulyje, kur aš bent manau, JAV dominuojamas pasaulis mums yra saugesnis negu daugiapolis pasaulis, kurį siūlo Rusija, Kinija ir visi kiti, bandantis tą dominavimą sustabdyti. Tai iš geopolitinio taško, ar gerai yra, kad jis tą žingsnį žengė? Gerai. Iš, jeigu taip galima sakyti, taktinio ligmens, kas iš to išėjo, kai pavyko įgyvendinti, tas pavyko įgyvendinti, gali sakyti Heksetas, kad jie ten įvykdė visus tikslus, bet jie įvykdyti visi tikslai labai skauda ir jiems patiems rinkimuose ir visam pasauliui. Aš manau, kad turbūt būtų persvarstę šitą, jeigu galėtų iš naujo žinodami, kuo baigsis. Norinčius išgirsti, ką Vytautas Sinica galvoja kitais klausimais, ne tik geopolitikos, kviečiu žiūrėti laidą Neviešas interesas YouTube kanalu ir ją prenumeruoti, o mes susitiksime kitose laidose ir pratęsime šios dienos temas. Ačiū. Sudėjau.